Tai sveiki, ne tik raumenis podcast'o žiūrovai, su jumis Andrius ir Rolandas, mano kolega labai geras. Šiandien su jumis vėl turime naują temą. Šiandien pagalvojom su Rolandu, kad norim daugiau pakalbėti apie save, kaip mūsų visas kelias atrodė, kol mes atsiradom čia, kur esam treniravime. Tai papasakosim iš savo pusės, kodėl, kaip ką, ir tiesiog galbūt yra žmonių, kuriems įdomu, kaip trenerio gyvenimo būdas atrodo, žodžiu. Aš manau, kad tiesiog jūs suprasit, kad mes irgi žmonės. Taip. Tai va, taip, kad tikiuosi pasirinksit geros informacijos, vėl galėsit įsijungti, paklausyti ramiai ir ką, važiuojam? Važiuojam. Rolandai, tai tu man dabar pasakyk, nuo ko viskas pas tave prasidėjo? Iš vis, kaip tu atsidūrei sporte ir ar atsidūrus sporte, treniruotėse kažkokiuose, ar pas tave jau buvo mintis, kad tu norėsi būti treneriu, ar čia bus tavo darbas, kada tu supratai, kad tai yra tavo, sakykime, profesija? Šiaip sportavau visą gyvenimą, man rodos, nuo pirmos pradinės klasės. Pradžią atėjau į baseiną, bet kad išmokti plaukti, žinai, kad neskęsti ežere, kai maudaisi. Kelių metų? Tai čia man buvo 7 metų. Tai visai mažas. Jo, bet ten palankiau metus laiko, po to 3 metus dziudo palankiau, nuėjau tada metam į futbolą ir po to kažkaip buvo kažkokia pauzė, visai nesportavau, nieko nedariau ir gal 5 ar 6 klasėje va irklavimą patekau, baidarių. Šiaip, žinai, kaip atsiduria žmonės tokiam specifiniam? Irklavimą? Žinai, aš suprantu, žmogus sako, aš čia va, pradėjau salę vaikščio, dar kažkas, o irklavimas man toks kaip fechtavimas, žinai, su špagom, išgirsti, žinai, bet kaip atsiduria žmonės ten, tu prie ežero gyvenai ar... Šiaip buvo taip, kad mano tėvai, močiutė vasaromis sode būna, kuris yra prie Žalių ežerų. Tai va, sakau, kažkas. Ir mama tiesiog tais metais kažkada nuvarė prie ežerą dieną su tėčiu ir ten matė vaikai, va plaukė, treneris, žinai, stovi, komanduoja ir sako, a kiek kainuoja pas juos, žinai, lankyti treniruotę, sako, 20 litų tais laikais, žinai, mėnesiai. Tai iš karto mane įkišo, žinai, aš pasibandžiau, man visai patiko, po mėnesio jau buvo pirmas varžybas, 3 vietą laimėjau iš karto. Normaliai. Jo, ir... Pataikiai labai, žinai, tik jo. Savo... Pradžiai sunku, aišku, ten tą lygsvarą reikia išmokti laikyti, nes baidarės siauros labai. O jūs siauresnės negu upiai, kai plaukia žmonės? Jo, žymiai siauresnės, čia nepalyginsi. O tai prasme, jis sėdė ir iš šonus? Iš karto vertiesi po kelių sekundžių. Nepagalvočiau. Jo, ten vos užpakalis vos telpa. Geras. Tai žodžiu, žiūrėk, kai tu atsisėdai tą baidarę ir ten su kojom reikia judinti kažką, tai ar ne? Jo, ten yra vairas. Kaip crossfito tas... Ne, kad ten... su kojom stumi ir kloji, va tai va kažkaip... O ten akademinis irklavimas, kur su kojom atsisperi, dviejom vienu metu. O baidarių irklavime gaunasi, kad tu su viena koja atsisperi, su viena ir tada tavo kūnas pasisuka ir traukia įrį visą, o po to su kita atsisperi. Ir dar yra vairas tarp kojų. Kaip jį vairuoti? Tai tiesiog va... pagalys išlindęs ir tu pasuki į tą pusę ir baidarį į tą pusę ir plauki, nes pats vairiukas yra gale ir jisai reguliuoja, ten, žinai, jisai gal... Pelekas, jo, va tokia dydžio, žinai, ir plauki savo. Aišku, 2 vietį, 4 vietį ten žymiai didesni vairai. Tai va, tai iš esmės kažkaip taip buvo pas manęs to irklavimu, kol viskas man prilipo. Ir po to jau po kelių metų aš... Laimėjai olimpiadą ir... Ne, olimpiada tai ne, ten olimpiada tai čia... Kažkaip tu suaugs. Bet šiaip pradėjau labai rimtai žiūrėti sportą, būtent irklavimą, jau kokiais 2014, kai pirmą kartą dar į užsienį važiavau dėl varžybų. Ir po to man tai prilipo, kad 2016 jau iš viso nuėjau treniruotis Trakuose irklavimą. Tai bazė visą tą. Jo, tai jau ten buvau ir
tuo pačiu į sporto mokyklą nuėjau, nes ten, kur mokiaus prieš tai, ten nelabai toleruodavo, kad tu tipo sportininkas, tu turi gerai mokytis, o ne, tarkim, sportuoti. O nuėjus į sporto mokyklą, turėjau sąlygas ir sportuoti, ir mokytis. Nes būdavo ryte 3 pamokos, tada treniruotė ir po to vėl porą pamokų. Blemba, šiaip aš... Ir po to vėl treniruotė. Gaila kažkaip ir aš norėčiau atsukęs laiką atgal paprašyti mamos, kad mane į sporto mokyklą. Blemba, žinok, čia man mama labai, iš tiesų man mama tai labai padėjo šiuo visų klausimų, palaikė mane ir ta prasme, kad galėčiau tik sportuoti, žinai, ir tarkim siek savo tikslų kažkokių. Faina, blemba. Jo, ir po to pasibaigiau mokyklą, įstojau į Lietuvos sporto universitetą studijuoti treniravimą, bet pabaigęs mokyklą, aš dar nežinau, kad ten stosiu. Kažkaip galvoju, kur man čia mokyti, žinai. Visai neturėjau supratimo, ką man veikti gyvenime. Nežinau, gal man reikia kažkokio spyrio, žinai, iš šono. Ir mama sako, tu nenori treniruoti žmonių, žinai. Geras. Aš galvoju, šiaip visai smagu būtų. Nu tai stojau į LSU, pasibaigiau mokslus per 5 metus, bet dirbti pradėjau treneriu, nepamenu, gal jau 2 kurse iš tiesų pradėjau dirbti treneriu ir iškart pradėjau Gym Pliuse, tai... Tiek tuo metu čia tam Gym Pliuse gaunas. 4 ar 5? Tai mes panašiai kažkaip 5 tur jaučiu, man atrodo, aš 4, tu 5. Kažkas tokio, vat, žinai, tai pradėjau Žirmūnuose, aišku, dirbti, o patį irklavimą, tai iš tiesų po to aš turėjau iš tiesų nutraukti irkluoti vien dėl to, nes prasidėjo koronavirusas ir dėl koronaviruso buvo ribojimai, negali sportuoti ten ir panašiai. Jo, bet tai o negrįžai, kodėl tu iš šitą dalyką? Nes reikėjo man dirbti, Daug mokytis, dalykų, jo, reikėjo save išlaikyti, tada reikėjo dar už mokslus mokėti, nes su matematika aš nedraugavau gyvenime ir dėl to, kad su matematika prastai mokiaus, tai ir negalėjau nemokamai įstoti vietą. Bet turėjau 5 ar 6% nuolaidą studijom, tai aš palyginus nedaug mokėjau už ją. Tas 5% nuolaidos kažkaip tavęs... Už sporto pasiekimą. Tas 5% nuolaidos kažkaip tavęs seka. Jo. Labai gerai. Visur, kur įmanoma. Nu, supratau. Tai kažkaip taip pas mane buvo. Ir po to aš, aišku, pasibaigiau LSU, po to jau ramia sąžinė dirbau, nes žinau, kad man jokių licenzijų nieko nereikės, žinai, tiesiog galėsiu dirbti, parodydamas savo diplomą. Nu ir galiausiai tada dar įstojau į MRU pabaigti magistrą. Bet irgi su sportu susijusi kažkokia. Sporto vadybos industrijos jau. Čia B variantas, jeigu netyčia ateityje jau, pavyzdžiui, ne tik treneriu, būtų kažkom dar. Va, tai kuom? Nu, gerai, tos studijos tave daugiau čia iš reklamos pusės, ar čia kaip iš, nežinau, kaip sporto vadyba. Studijos... Kas yra sporto vadyba? Nu, tipo, galėčiau bandyti išmastyti, bet ką jūs ten mokėte? Galiu pasakyti, kad kažko labai ypatingai nesimokėm iš tiesų, nes pats supranti. Magistrą yra šiaip lengviau pabaigti, o šiaip verslo modelius pagrindė mokėmės. Kaip, tarkim, visokios sporto organizacijos... Tai bandau suprasti, apie ką, kaip kas, žinai. Kaip, tarkim, valdyti sporto organizaciją, kaip, tarkim, visokius sporto renginius suorganizuoti. Grinai va tokie dalykai. Aš įtariu, čia tas pas būtų, jeigu tu įsidarbintum į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, aš įtariu, čia prie to išsilavinimo būtų šitas dalykas. Čia, kur remia olimpiečius ir panašiai. Šitas organizacijas. Nu, supratau. Tai va, bet čia vis tiek, aš kaip suprantu, labiau yra valstybinis dalykas. Galima visada ir privatų sektorių. O kodėl, žiūrėk, tada, kad nepamiršti, iškart paklausiu, kol tu nuėjai treneriauti, taip asmeniškai salę, o ne dirbai toliau kaip treneris su irklavimu? Finansiškai žymiai apsimokėjau būti treneriu Gym Pliuse. Nu, supratau. Čia ta prasme pagrindinis šitas dalykas. Ir kitas dalykas yra, tos monotonijos tikrai bus mažiau, nes kiekvienas žmogus skirtingas, tik aišku,
kaip praeitam podcast'e mes kalbėjom, tu vis tiek būna pervargsti žmonių ir panašiai. Pirmus kelis metus gal to nejausi, tik po to jau pradėsi supras, kad pavargsti žymiai labiau. Nu, bet ten praeitam epizodė viskas yra, tai nesikartosim antrą kartą dėl to. Tai va, tai tikrai Gym Plius'e apsimokiau finansiškai. Negu... Dauguma turbūt tų trenerių, kur dirba su atletais, tai jie būna priklauso kažkokiom mokyklom ar kažką, gauna tiesiog oficialų atlyginimą. Kaip sporto centras ten tikrai Vilniaus kosmosas. miesto. Su 1500 kokio dabar jaučiu gauna tokie treneriukai ir Taip. viskas. Ir ką tu už tuos 1,5 Vilniuje? Nu, Nieko. visiškai nieko. Jeigu, pavyzdžiui, tu nuomojasi butą ten su kažkuom per pusę po kokius 300 eurų, tada dar taupai įnašui po kokius 400-500, tai tu viskas, neturi ant ko, tarkim. Gali, Papramogauti. jeigu nevalgai, negeri, mašinos neturi, niekur nekeliauji. Nu, su autobusu. Jo, tada gali čipsų nusipirkti. Nu, čipsų. Bet pigiausia. Ne, jo, aš irgi kažkada su kažko kalbėjau, kad jo, blemba Vilniui gyvenant reikia pinigų žmogui, kad oriai. Kad kažką paveikti. Oriai, kad nereiktų savęs labai kažkur, tai ne tai, kad ribuoti čia, bet skriausti, nereiktų savęs, žinai. Kaip poros tūkstančių eurų vienam jaunam žmogui reikia, gyvenančiam Vilniui, sakykime. Aš manau, kad taip oriai jau, žinai, kad ir leisti savo mašiną turėti viską, manyčiau, Vilniuje žmogui reiktų bent jau 2,5. Čia jau, kad ir nueiti į miestą, kokius 2-3 kartų į mėnesį. Kažkas tokio. Aš taip galvoju. Nu jo, plus minus aš irgi taip kažkaip. Ir tipo leisti savo dar kas metus patasagauti kažkur nuvažiuoti toli. Jo. Išskristi. Iki žaliukų. Nu, supratau. O kaip tavo sporto kelias prasidėjo? Ar buvo toks variantas gal, kad... Žinai, mūsų panašus buvo keliai iš tikrųjų, ką aš girdžiu, iš tokių etapų, nes aš irgi pradėjau 7 gal 6 metų jau kažką daryti su sportu. Jo. Tai mane mama, man atrodo, jie į kido nuvedė, ne į dziudo, į Sansi, žodžiu. Tai aš ten metus laiko pavaikščiau, man netiko, man buvo per stipri, per griežtą discipliną. Nu, aš taip manau, nes tiesiog labai viskas griežtai, labai nemėgdavau, mums reikėdavo mokintis ten tą japonų kalbą, ar aikido kinai, japonai, nežinau, reikėjo mokintis, mes rašydavom, skaičiuodavom nuo 1 iki 10 japoniškai, viską į sąsiuvinį rašydavomės ir mane labai erzindavo tas, nes aš turėdavau mokyklai mokytis, dar čia mokytis, taip ir kažkaip. Tai va, palankius aikido, po to kažkaip nuėjau į futbolą ir taip fuliai pabuvau kažkiek laiko, bet irgi buvo pauzė tipo didžiulė, po to nuėjau į fulę, po to biškį gimnastiką pavaikščiau. Čia ant žiedų kur būna visokių? Ne, mes daugiau taip papildomai pas treneriuką ėjom, kaip sakyt, pablato, šone kampelį, jisai mus mokindavo ten stiprėt biškį fiziškai ir salto mokintis, žinai, labai norėjom išmokti. Aš mokai? Šiaip, žinai, pasvis taip, galiu čia atsistojęs padaryti, bet nežinau, kam baigsis, seniai dariau, bet ta prasme, žinau, įsirašo ir nepamiršti niekada gyvenime, kaip padaryti salto. Į priekį nepadaryčiau, gal nes buvau nukrytęs skaudžiai ir po to karto nebe. Psichologiškai. Jo, o atgal tai jokių problemų, lypo iš vis, bet, dabar bijočiau tiesiog. Bet... Fainas labai buvo laikotarpis ir pasis taip gailiuosi, kad gimnastikos, kažkaip į gimnastiką nenuėjau per tą tokią, davai pavaikščiokime gimnastiką sustiprėti, o nenuėjau per profesionalią pusę, davai noriu būti gimnastas, žinai. Mano nuomonė, kad gimnastai yra turbūt vienas rimčiausių sportų, koks tik tai gali būti, kas liečia apie kūno valdymą, stabilumą, vidinius raumenis ir taip toliau. Ir jeigu dar, sakykime, tu turi labai gerą trenerį, kuris dar supranta visą biomechaniką, tai tu dar gali būti tas gimnastas, kuris nesutrina savo ten pečių ir taip toliau, žinai, nes, jiems viskas pečiai, jiems labai ten... Tai va, tai žodžiu, tada po gimnastikos kažkaip ir gavosi, kad nuėjau iš karto į sporto salę. 16 metų gal nuėjau. Tai palauk, gimnastikoje kiek laiko? 1,5 gal metų pavaikščiau ten, taip, 1,5 metų. Ar tu garaže kabindavai Arnoldo Švarcnegerio plakatą? Būčiau kabinės, jeigu būčiau garažą turėjęs. Bet šiaip, ne, pas mane kažkaip to nebuvo, kai man buvo 16, tai skaityk
jau mes visi CS žaidėm, tipo internetas buvo, tai CS, Warcraftas ir panašiai. Tai tu viską jau, aš jau per YouTube viską beveik žiūrėdavau, žinai. Nu, tipo, tai aš kažkaip nebuvo, aš jau nebuvau tos kartos bičias, Aš turėjau Hario Poterio ir Simpsonų plakatą. Tai, nu, viskas ok su to, bet tiesiog, ką noriu pasakyti, jeigu mano sesė yra už 10 metų už mane vyresnė, tai jeigu pas ją būdavo kambarys visas išklijuotas, Jo. tai pas mane nebūdavo tokių dalykų, nes jau aš buvau ta kita karta, kur jau va, į telefoną į kažkas atsiranda jau, žinai. Sakau, ta karta, kuri matė, kai vaikas buvo šitus Zaporiečius, Žigulius, o dabar Teslas, žinai. Nu, tipo. Jo. Tai va, tai nu, daugiau, nu kas, nuvaikščiau į sporto salę, labai gilinausi į kaip maksimaliai pasiekti natūralų rezultatą. Taip. Ir iš to gilinimuose, nes daug kas nemėgo gilintis, žinai. Tai visi sportuodavo taip kaip, nu, bro science, kaip sakant, kad draugelis salės brolis pasakys. O aš taip kažkaip gilinausi, žinai, ir labai daug informacijos tos prikaupęs, aš pamačiau, kad galima natūraliai gerą rezultatą išspausti. Ir kažkaip taip disciplinuotai kokius 8 metus non-stop ir variau, žinai. Kiekvieną treniruotę rašiausi į užrašų knygutę, pastoviai dariau, kad būtų progresija, kažkokia svorio kilimo. Nu, žodžiu, viskas pagal knygą, kokie 8 metai, jaunas žmogus, akis dega, žinai, nu, kas ten rūpi gyvenime, žinai, mokyklą nuėjai, grįžai, palūpai Warcraftą ir nulėkiai į Sigmutę, aš čia Kalvarijų gatvėje gyvenau, pasportuoti, žinai, į oldschoolinę salę. Nu ką žinau, tai va tokia ir 16 metų iš esmės, aš nežinau, metus laiko pasportavęs, aš jau turbūt buvau praktiškai visus papildus išbandęs. Su draugeliu pradėjom siųstis iš Lenkijos papildus, tai mažai kas tave darė. Baltymai, kreatinai. Oi, ten mes viską ir mes ir pradėjom ir pardavinėti jos, žinai, nu gal draugelis labiau aktyviau, žinai, jis galbūt labiau man padėdavo, žinai, bet aš jau nuo 16 metų jau papildais prekiaudavau, žinai, eidavau su proteino bonkė klasiokui, nes paprašė, žinai, eini į kuprinį ir proteino bonkė. Atsimenu, kažkada prisiminiau, blėt, nusipirkau proteino bonkę Goldą, dar atsimenu, vat Optimum Nutrition, brangus, ten pas dylerį nuvažiavau į Fabus, nusipirkau apsikabinės, grįžtų namo su tą proteino bonkę, nespėjau grįžti, einu per kiemus nuo Akropolio ėjau, nes bijojau, kad sustabdys kontrolę, reiks ten, žodžiu, ir ėjau nuo Akropolio link namų. Ir prie pat namų, karočią, sugalvojau, gerai, galvojau, atsisuksiu, paragausiu, koks skonis, žinai, ir atsiplėšiau tą apsauginį, šitą, ten pavošiau pirštą iki šau, žinai, nu jaunas, tai čia įdomu, koks skonis pirmą kartą. Ir na, užsikabinau, kaip dėjausi ant žemės, blėt, proteinas visas ant žemės. Nu seni, nu ką. Gal. Tai po to 2 mėnesius geriau biškį su žvyru proteiną namuose. Tai va, tai žodžiu, visokių istorijų buvo, bet jo, tai mano tokia ir kelionė, žinai, kažkaip ir likau aš toj sporto salėj. Tada mokyklą baigiau ir reikėjo kažkur stoti. Nu, sportas tai man atrodė kaip, nu, hobis, aš negalvojau visiškai, kad aš ten treneris būsiu, net nei galvojau, nei svajojau. Tai žodžiu ką, nuėjau į finansų ekonomiką, baigiau finansų ekonomikos bakalaurą, pirmam kursą įsidarbinęs buvau į, žodžiu, ten tokia 2 savaitės pagal savo studijų programą įsidarbinau į Babutės paskolą, yra dar tokia, man atrodo, Babutės paskola dar yra dabar po šiai dienai. Padirbau 2 savaitės ir man, nu, čia tau pasakau, gal šitą istoriją paskambino iš Proteinas LT, žinai. Sako, gal tu nori su papildais, žinai, dirbti, nes aš jau buvau civeką išsiuntęs prieš pusę metų, žinai. Sakau, nu gerai, tai paklausė ten, per telefoną sužinojau viską, ką reiks daryti, kiek atlyginimas, visą kitą, mes paklausė, ar tinka, aš tinka, 3 kartus daugiau moka negu Babutės paskoloj pagal mano tipą šitą. Nu ir viskas, ir aš nulėkiau kažkaip ten. Tai papildų šopė atidirbau kokių 10 metų. Ir, nu, kol dirbau, toliau gilinausi, žinai, vis tiek papildai eina, kažkas naujo, žmonės klausimus užduoda, į kurios nežinai, čia GPT nebuvo, žinai, tai reikėjo susirasti tos visus. Tai, žodžiu, paturėjau tokią didelę edukaciją, dėl to aš taip, nu, sakyčiau, ir savamoksliškai nemažai žinau apie tą mitybą, apie tos papildus ir taip toliau. Taip, gal ne viskas kažkokiam moksliniam lygmenį, bet žinai, kaip aš sakau, šiais laikais tu gali belenkokią temą ir be bakalauro išsigryninti dar geriau, žinai.
Nes, nu, kas, kai ten, aš nesuprantu, pavyzdžiui, kai koks jaunas studentas, moksleivis baigęs mokyklą, nežino, ko nori iš gyvenimo ir nueina kažkur, kad tik tais pabaigti, žinai. Tai aš manau, kad tas, kuris žingeidus, jisai iš Google išsitrauks daugiau naudingos informacijos, negu tas, kuris nuėjo tik, kad nueiti ir Taip. atsidėti, žinai. Taip. Tai dėl to aš ir tos bakalaurus, taip ir magistrus, kaip sakant, žinai, žiūriu. Nu, tipo, aš nesakau, kad to nereikia, bet bakalauras bakalaurui nelygų. Čia va, gali sėdėti 2 bakalaurus magistrus baigę žmonės, bet vienas gali būti tuščias, kitas gali daug pasakyti. Čia labai, žinai, nieko nepasako tas popieriukas, mano nuomonė. Tai va, nu ir ką. Ir taip gavosi, kad į mane tiesiog visi, nu, tiesiog įlindau į virtuvę, į papilduose mane visi žinojo, tada sporto salėje daug kas mane žinojo, tada aš pradėjau savo atleto dienoraščio tą projektą daryti 17 metais, pirmą video įdėjau. Nu ir viskas, ir kažkaip likau aš šitoj visoje temoje. Nu nes man dabar ką, finansų ekonomikos bakalauras, man eiti į banką už 1000 eurų dirbti su milijoniniais, ten kažkokiai milijoniniam sumom, apyvartom, didelėm rizikom, atsakomybėm. Jo, o nieko kuriuo aš negaliu beveik valdyti, žinai, jo yra įlysti į tą korporatyvų gyvenimą. Nu, man, taip, man jau per daug metų, kad startuoti nuo ten. Aš tai neįsivaizduoju savęs ofise visai. Žinai, ką nebent tai savo, reiškia. gal kažkoks savo verslą ten, bet, nu, tipo, va taip ateiti jo, nuo 8, nuo 9 iki 5, sėdėti ir vykdyti kažkokias tai mechaninės užduotis, nu, tipo, aš irgi negalėčiau, nu, tai todėl aš, nu, nesuprantu. Man labiau patinka į darbą su treningu. Tai va, bet žiūrėk, dabar iš kitos pusės, tas pats žmogus, kuris dirba ofise ir jisai būna tavo klientas ir jis klausia, tipo, kaip tau tai, nu, tu jam sakai, va, šiandien tu man 9. Ir jisai, kaip tu taip? Nu tai va, lygiai taip pat, kaip jis į tave žiūri, kad kaip tu taip, dėl to jis ofise, o aš žiūriu, kaip jis ofise. Na taip pat, tai visi mes skirtingai užimam, kaip sakyti, tas vietas šitam pasaulyje, nu, kiekvieną savo, žinai. Ok, o taip, žiūrėk, dirbai papilduose ir Gympliusas tavo kaip trenerio darbo vieta yra pirmoji vieta, ne? Nu, žinai, kaip aš... Kai dirbau papildų parduotuvėje, tai karts nuo karto manęs paprašydavo kažkas tai iš aplinkos parodyti ten tas treneris, nu kaip treneris, bet aš nelabai ir ten skelbiausi, kad treneris, bet aš už pinigus ten vieną kitą pravesdavau treniruotę žmonėm, ten ar konsultaciją kokią nors online, žinai. Ir kažkaip tai taip aš, nu, vat buvo tas People Fitnessas prieš Gympliusą, žinai, kuriame pirmas gymas Lietuvoje, savitarnos gymas. Ir jisai neturėjo visiškai jokių sąlygų treniravimui. Tipo, tu nusiperki abonentą, tu kaip treneris ar klientas eini ir darai, ką nori salėje. Tai daug kas iš trenerių, beje, Panoramų ir Žirmūnuose, man atrodo, daug kas... Žirmūnai buvo People Fitness. Jo, tai va, Žirmūnai ir Panoramų, daug kas iš trenerių, kas buvo People Fitnesse, daug kas ir liko buvo, ką Gympliusas dar pasiliko, žinai. Taip, taip. Nu tai va, tai aš žodžiu, kaip People Fitnesse vieną kitą tą treniruotę pravesdavau. Ir ten nieks nestebėdavo. Ne, absoliučiai. Tai ten tik administratorė būdavo. Tik administratorė sureguliuoti tą visą savitarnos srautą. Viskas ten. Jo, ir, nu, ką žinau, ir aš kai pravedžiau, sakykime, atsiprašau, viskas gerai. Jeigu, nežinau, kokį 30 ten gal treniruočių viso total pravedžiau ir aš pagalvojau, kad nublemba, gal man reiktų pabandyti trenerio licenciją išsilaikyti. Tai kai aš baigiau bakalaurą, aš tada iškart, man atrodo, kitais metais nuėjau pasibaigti trenerio licenciją. Edukologijos liau, žinai, pasibaigiau ir jinai tiesiog gulėjo, galvoju, nu, tipo, judėsiu, tai judėsiu, žinai. Nu, ir taip ir gavosi, kad aš taip sakau, baigiau tą bakalaurą, taip pagalvojau, aš dirbu čia papilduose, jau keli metai uždirbu, aš padorų atlyginimą, turiu klientų, į mane kreipėsi, nu, tipo, ką man iš čia, žinai, eiti. Nu, ir kažkaip, jau gal kai labiau pradėjo pabosti darbas papildų parduotuviai. Monotoniškas. Jo, nu, vis tiek sėdi tarp 4 sienų, žinai. Pradėjo biškai, aišku, nu, neslėpsiu, irgi žmogus suerzinti tie patys pasikartojantis klausimai. Taip. Žinai. Ir, nu, galvoju, reikia eiti treniriauti. Ir tada kažkaip taip ir gavosi, kad susirašiau su Gympliusu. Čia jau į Gympliusą tu. Jo, tai aš šiaip realiai, nu ką, dar Royal Athletic Gyme, bet, nu, bet mano realiai 89% žmonių yra Gympliuse. Jo. Tai va, kažkaip taip
ir likau ten iki dabar. Nežinau, kiek aš dar ten būsiu tam Gympliuse ir apskritai, ar aš tikrai, neslėpsiu, nematau savęs gyvenime iki galo pabaigos treniruoti. Aš irgi visiškai nematau. Nes tikrai darbas jisai, nu, tave, kaip pasakyti, viški sekina. Išsunkia labai. Jo, ir norėtųsi galbūt kažkaip tai nepalikti sporto virtuvės. Ir vat, kaip ir tu, vat, turi planą B, išsilaikęs ten magistrą kažkokios, tai ten, sakykime, iš kitos pusės, bet kad likti ten. Tai va, aš irgi taip norėčiau, kad jeigu, tarkim, atsitrauk nuo treniravimo, kad likti šitoj srity kažkaip, tai žinai. Bet vėlgi, galbūt aš galvoju, gal, žinai, užtektų pakeisti ir darbo profilį, bet, nu, čia jau turbūt vienetai, kur dirba su aukšto meistriškumo atletais, tarkim. Jo. Ir jisai gauna, kaip projektą, gauna finansavimą iš federacijų ir taip dirba su to, žinai. Tai tu, sakykime, turi ten 2-3 kokius nors atletus, kiekvienas tau iš jų moka atlyginimą, žinai, ir tu gali tada neišsitaškęs susikoncentruoti 3 projektus kažkokius, tai žinai. Taip. Ir dirbti. Tai aš dar taip norėčiau, galbūt, žinai, na, augintis kažkokius tai atletus. Bet čia vėlgi dar neaišku, kada, kaip ką ir aš vis prie to prieisiu. Bet taip matyčiau dar save. Žinai, faina būtų, sakykime, savo ten kokiu auklėtiniu važinėti po pasaulį, žinai. Pats kažkada norėjai to, dabar iš trenerio pusės visai norėčiau, žinai, iš trenerio pusės. Sako, ten treneriukai, kai būna rimtos varžybos pasaulinės, tai ten iš viso to nerimo ne ką mažiau miršta, stresuoja žiauriai, tipo, kartais netgi labiau negu pats šitas, žinai, atletas. Nu tai va, ir ką žinau, dabar kiek irgi 4 metai treniruoju. Nežinau, licenzija dabar mano sena užsibaigus, tai iš naują užsibaiginėjau. O šiaip visai neblogas, praeitą savaitę buvau sporto univerė, tai blemba, blemba, fainiai, žinai, ten iš profesionalios pusės. Nu, pavyzdžiui, vat, pasakysiu visiems, kas turit vaikų, kad iš vaiko nesitikėkit pilno potencialo, kol jam netėjo paauglystė. Nes, tipo, pavyzdžiui, davė labai gerą pavyzdį. Įsivaizduokit, tarkim, renka klasiai greičiausią vaiką. Taip. Ar kelis greitus vaikus. Nu, tipo, mokykloje dalyvaus kokiam nors ten kažkur. Bėgime ten kokiam nors ir tarp mokyklinis koks nors. Ir kiekvienos klasės reikia atrinkti greičiausius. Gauna užduotį mokytojai tokie. Kai jie nėra sporto kažkokie tai ten dėstytojai, mokslininkai, tai jie nežino visų fiziologinių dalykų. O fiziologiniai dalykai yra kaip, pavyzdžiui, duoda 20 metrų atstumą, bet varžybos bus 100 metrų sprintui, kas, nu, greičiau nubėg 100 metrų. Duoda 20 metrų atstumą, nes mokykloje pas mažus vaikus tik tokios sporto salės trumpos tokios būna. Ir žodžiu, prabėga ten kokie 5 vaikai labai greitai, ten visi kiti labai lėtai, ne? Nu, tai ir viskas, tie visi, kurie lėtai, tipo, davai, žinai. Ir gaunasi taip, kad varžybose vaikas, ne vaikas ir žmogus, pirmas dalykas, tai greitai pasiekia pikinį ties 30 metrų. Aha. Tai tas, kur prabėgo 20, jis gali 100 nubėgti ir, nu, paskutinis per vidurį, tai jau nesąmonė. O antras dalykas dėl amžiaus, tai kad jeigu žiūrėti į vaiką kaip į sportininką, kuris nori, kad jisai kažkur kažką pasiektų, tai jeigu jis 10 metų geriau kažką daro negu jo 10-mečiai, tai tarkim, jam sueis 13 ar 14, jo visi tie 10-mečiai jį gali pralenkti. Taip. Nes, žodžiu, susiformuoja visas ten smegenys, visi tie reikalai, mechanizmai tai žodžiu, ką noriu pasakyti, kad nereikia, čia yra sovietinė mokykla, forsuoti vaiką nuo 7 metų, ten, žodžiu, profesionaliai daužyti, žodžiu, vaikui reikia duoti tokį aktyvumą, kuris jam patiktų ir jis jį darytų su mielu noru, o kai ateina kažkoks tai ten paaugliškas laikotarpis, va tada ir mąstyti, ką jis gali ir kur jam geriau būtų nueiti, žodžiu. Ir tada jis ten jau galės atsiskleisti iš karto, nu, pamatysi tu iš karto tarp kitų. Tai va tokie va dalykai, žinai, faini. Tikrai, kai tu nueini į studijas, tai tu tokių va dalykų išgirsti, pamatai, kad, nu, savo įdomu, net nepagalvočiau, žinai. Tai va tas ir yra atletinis rengimas, kad, sakykime, čia aišku, iš šono biškinojau, bet atletinis rengimas tai ir yra, kad tu analizuoji žmogų,
ir bandai padaryti iš jo maksimumą. Rolandai, o šiaip buvo pas tą momentų, bet vis tiek tu profesionaliau, sakykime, užsėmėjai negu aš tai Profesionaliai, labai. Jo, aš tai žinai, ėjau į gymą ir sportavau tiesiog su mintim, kad būsiu profesionalus bodybuilderis. Tai buvo momentų, kada norėjai mesti viską. Ir, nu, tipo, kada jie ateidavo, dėl ko jie ateidavo, jeigu jie ateidavo. Tai galvoju. Ar buvai tas žingeidus paauglys, kur Aš turbūt buvau labiausiai motyvuotas iš visos komandos irkluoti, sportuoti, nepraleisdavau treniruočių visai. Važiuodavau, dar kai gyvenau anksčiau Liepkalnėje, ne Pilaitėj, iš Liepkalnio iki Žalių ežerų. Tai aš eidavau iki stotelės nuo namų, pavažiuodavau su 16, 12 arba 19 autobusu iki stoties, 3 stotelės, tada nuo stoties su pirmu G, jau buvo pirmas G, arba tik 26 autobusas, iki pat Jeruzalės, o po to nuo Jeruzalės dar su 36, 66 arba 76 iki Žalių ežerų. Tai gerai, va, nu, tai supratau. Tai čia netiko šitas klausimas. Ne, tai, bet po to buvo. Po to buvo momentas, kai jau man ne tas važiavimas iš tiesų užniesdavo. Nes po to, pavyzdžiui, po Triešos taip gerai atsidavus, arba treneris paveždavo iki kažkur, kur po to labai greitai iki namų nuvažiuoti, arba būdavo sėdė autobuse toksai biškis, naudį, savo čilinį, jau nieko negalvoji, tau nieko nebereikia. Bet, pavyzdžiui, gal 12 ar 11 klasiai buvo etapas, kai galvoju, blecha, man jau taip viskas, va, per akis, žinai, tas krūvis, viskas iš tiesų. Jau galvau, kad norėčiau gal ir nebedaryti to kažkaip, bet kažkaip manau, kad vėl mama čia labiausiai man. Bet jį gerai, mama šaunuolė. Jo, jinai labai mane motyvuoja ir dabar, ir mes su jas skambinam porą kartų per savaitę, arba pasimatom, pabendraujam, žinai, ir tuo metu palaikymo man reikėjo ir vat, iš jos gavau labai stiprų palaikymą ir toliau tiesiau, ką dariau. Dar pamenu, va, gal antram kurse po to studijas atrodo norėjau mesti, nes kažkaip atrodo buvo sunku, bet kažkaip atlaikiau ir toliau mokiausi. Bet būtų buvusi turbūt didžiausia klaida, jeigu būčiau nustojęs studijuoti. Aš taip manau. Nu, niekada negali žinoti, bet kur esi nėra blogai. Dabar, manau, yra šiaip labai gerai. Tada tai jo, supratau. O pas tave su tavo sporto šaka? Nu tai ką, mano sporto šaka, žinai, aš tiesiog nuėjau kaip pas draugelį, pamačiau gražų presą, kurį užvarys per ten metus laiko ir kažkaip motyvacija buvo, kad aš norėčiau irgi, žinai. Nes aš visą gyvenimą buvau neliesas, o stambesnis. Taip, aš nebuvau storas, bet, nu, stambesnis esu, žinai. Ir niekada nebuvo pas mane ten kažkoks išraiškingas presas ten ir taip toliau, žinai. Tai man tas labai kažkaip tada tuo metu kažkaip surezonavo, nes, tipo, va, ne per teliką, va, draugelis, su aiškiais kubikais, žinai, tipo, tai taip. Realu, galiu ir aš, nu, tipo, žinai, nu, ir kažkaip, va, taip, nuėjau į salę ir taip ir atsportavau, sakau, tik iš gimnastikos išėjau po pusės metų, prieš vasarą išėjau iš gimnastikos ir ant rudens į mokyklą pradėjus eiti, 15 ar 16 metų aš nuėjau į salę. Nu ir viskas, ir prasidėjo, žodžiu, su ta salė. Ir... Tai kubikus padarei? Kubikus, žinai, va tame ir esmė, kad kubikus padariau galbūt tuos, kokių gyvenime norėjau, va tada, kai varžybom rašiausi pirmą kartą. Nes, supranti, gera čia iš tikrųjų tema yra su tuo presu. No. Pirmas dalykas, kuris lemia, ar pas tave bus kubikai ar ne, tai visiška genetika iš esmės. Ta prasme, aišku, jeigu tu storas būsi, tipo, priaugęs riebalų, genetiška, negenetiška, nesimatys tą preso. Bet tarkim, jeigu tu susitvarkai su mityba, esi, sakykime, kažkokiam kalorijų balanse, bet žiūrėkit, yra kalorijų balansas, kalorijos, kurios palaiko tavo kūno svorį. Tai vat ir tame vat balanse pas vieną bus kubikai, pas kitą ne. Nes vienas yra iš prigimties lėsesnis, kitas iš prigimties turi daugiau riebalų. Tada priklauso, kur yra tas riebalų pas jį, kokių daugiau. Ar tų už preso, ar to, kur prieki preso.
Nu, žodžiu, yra daug dalykų, žinai, ir čia yra tiesiog durnas toksai vaikymasis to preso, tas yra mums įkišta. Ir, žinai, ir žmogus, kuris turi presą, ar 6 ar 8 kubus, vėl čia priklauso nuo genetikos, kaip ten sausgyslės išsidėliojusios, bet vienas su tuo presu jausis gerai, o kitas bus myręs. Taip. Tai aš esu tas žmogus, kuris, kai šviečiasi presas, aš myręs esu. Tai ką man jo reikia? Tipo, tai aš turiu kontūrus, bet jis tai nėra, kad ten vienas kala man, žinai. Nu dabar gal ne, biškai dabar apleidęs mitybą, biškai esu paskutiniu metu, nesu toks labai jau režime dideliam. Bet, nu, ką noriu pasakyti, kad tie kubikai čia toks dalykas, žinai, čia. Neverta to. Nu, prasme, jo, žinai, čia. Visi mes norim kažko, ko nėra pas mus. Kai mes turim, tada mes vėl kažko kito vėl norim, žodžiu. Ir esam pastoviai vis tiek nepatenkinti, žinai. Bus presas, norėsiu, žinai, aukštesnis būti. Būčiau aukštesnis, norėsiu ten trumpesnės nosies, žinai. Nu, tipo, mes, nu, ir žodžiu, ir ateina po kažkiek laiko tas, tu išaugi iš tų tokių vaikymosi, tų tokių primestų, sakykim, dalykų. Aišku, faina, aš norėčiau atrodyti ten iš vis super liesas ir taip toliau, man faina, man gražu pažiūrėti visą kitą, bet, nu, aš per tiek metų aš jau į tą sportą ir į tą kūną žmogaus biški kitaip pradėjau žiūrėti, žinai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš nesusirgau tuo grožio kultų nepagydomai. Buvau susirgęs, tipo, nu, nes, nu, bodybuildingas, vėlgi čia galima būtų pasiginčyti, ar tai grožio konkursas yra, jeigu kalbam apie varžybas, ar tai sportinės varžybos. Nu tikrai galima pasiginčyti. Tai, nu, sportinėse varžybose mes bandom parodyti kažkokį tai rezultatą, kuris yra pasiekiamas kažkokių judesių pagalba. Bodybuildingė tu jokio rezultatą nepadarai judesio pagalba, tu tik parodai save. Tai nežinau, nu tai čia toks, taip procesas, taip, tu sportuoji procesą. Bet, nu sakau, žodžiu, čia. Nes, nu, jeigu iš kitos pusės, grožio konkursas, ne, moterų, taip, tai jis irgi sportuoja. Ir jos po to eina rodyti save. Ja. Su suknelėm, o ne. Tai bodybuildingė yra šaka, tipo kategorija, kur eina fit model su suknelėm moteris. Tai kom tai skiriasi nuo grožio konkurso? Niekom tas pats. Dėl to ir sakau, kad čia, nu, po to tu labai dažnas iš tikrųjų, kiek aš matęs ir skaitęs ir girdėjęs ir kalbėjęs, dažnas žmogus, kuris užsiminėja bodybuildingu, ten fitnessu, iki varžybiniam lygmenį, tai taip, nu, aš nenoriu čia tų statistikų kažkokių tai išgalvoti, bet aš manau, kas trečias, kas ketvirtas žmogus serga psichologiniais dalykais, nu, nes... Susiduria su psichologiniu tuo, kad... Tu pastoviai turi būti geresnis, gražesnis, žodžiu, ir viskas, ir tada tu pradedi... Tai turbūt Instagram'e jau tai matai. Nu tai jo, ir tada tu pradedi vertinti kitus per tą prizmę, žinai. Tas čia negražus pasiten, žodžiu, presas, aš su juo nebendrausiu. Žinai, nu tipo, nes, nu tipo, nenoriu, kad mane išvestų iš kelio ir aš tada nebeturėsiu presą. Žinai, čia toks, sakau... Tai va, tai aš lenkiu galvą visiems bodybuilderiams, visiems, kas užsiema to, viskas čia su to yra gerai, normaliai, bet sakau, aš kažkaip tai mačiau, kad jau mane tas dalykas veikia ne į gerą pusę. Ir po to pasitikėjimas, jeigu psichologinės Nu tai tarsi, žiūrėk, jeigu tu tik tais prarandi formą, ten pasirgęs ar dar kažkas, tai žinai, viskas, tu be nuotaikos, tu pasitikėjimą gali prarasti, nu tai blemba, jeigu tavo psichologinė būsena yra priklausoma nuo tavo priaugtų ar numestų kilogramų ar nuo centimetrų, nu blemba, jau kažkas yra iškreipta, jau kažkas yra ne taip. Nu tai va, tai... O tokį įdomų klausimą, manau, šausiu, ar pasilgsti tokių momentų kaip pasivaržymo ar... Jo, faina, vis tiek, nu, ta prasme, etapas gražus, aš jo nenorėčiau kažkaip tai išbraukti iš savo gyvenimo. Tas, sakykime, bodybuildingas, nors ir ne iki profesionalaus lygio, bet jisai man gyvenime paklojo tam tikrą pagrindą. Aš, jeigu ne bodybuildingas, aš nežinočiau, kas yra disciplina, režimas. Taip, nes pastoviai laikytis mitybos kažkokios tai treniruotės pagal grafiką sudėliotos, tu supranti, kad monotonija sukuria rezultatą.
Nu, ir tad lygiai tas pats visur kitur, nu, tipo, bet kokiose kitose srityse, žinai. Jeigu tu kažką kartoji, nu, tai tau ir atsiranda ta sėkmė, žinai. Tai va, tai man, nežinau, aš šiaip labai gerai prisimenu visą tą. Man ta štangų kilnojimas, visi su Hebra, horsepowerį išgerdavom, Jack 3D su dama, nelegaliai stimuliantais, lėkdavom į salę, bėgdavom, eiktų ten, blema, kiek visokių vidosų fainų prifilmavę esam. Aš tai tik tais gerai prisimenu. Ta prasme, labai gerai prisimenu. Ir aš manau, kad čia dar vis tiek nepabaiga vienokia ar kitokia forma, ta salė vis tiek grįš į mano gyvenimą. Jau dabar jinai grįžus yra, gal tik aš neturėjau tiek laiko, bet pasikeitė pas mane biškį tas sportas, daugiau funkcinio judėjimo, kažkokio ištvermės. Tai atsirado galbūt, tokia negaliu sakyti, čia aistra, kad čia Hyroxui kažkokia aistra, kažkam, bet atsirado nauja aistra pasivaržyti, kad ir prieš save ar kažkur, bet vėl turiu ką varžytis įdomiai, žinai, o ne vėl tas pats per tą patį, žinai, tipo, kažkaip taip. Tai vat man kažkaip, aš vis prisimenu, aš visą gyvenimą skubėdavau, bet vien tik dėl to, nes visada turėdavau kuo greičiau kirsti finišo liniją. Aš to etapo arba to momento varžymosi labai pasilgstu. Labai norėtųsi, žinai, dar kada palenkniuot ar kažką tokio. Bet visas tas skubėjimas man, žinok, ir perėjo į gyvenimą, žinau. Ir dabar kasdieniam irgi visur skubu. Blemo, aš kaip tik norėjau visur sakyti. Skubu. Aš kaip tik noriu pasakyti, kad man tu atrodo žmogus, kuris tu neskubi. Man atrodo, kažkaip aš, sakau, su žvakė prie tavęs nestoviu, bet man kažkaip... Eglė pasiginčytas. Tai gali būt, bet... Kažkaip man nežinau, žinok, atrodo, kad kaip tik tu toks susidėlioji ir varai pagal planą. Aš manau, kad čia turėjo labai daug įtakos, būtent tas, kad aš visą gyvenimą varžiausi ir dabar... Tai čia 100%. Dabar man yra tas. Ir aišku, aš džiaugiuosi dar tuom, kad kai pradėjom tas grupinės treniruotės, eiti tas Ale Hyroxą, ten jau gauni tokį pasivaržymą ir jo, tas ir yra, man kažkaip biški pamaitina mano kažkokį tokį... Ko trūksta, žodžiu? Jo, gal vidinį ego ar kažkokį... Užpildo poreikį tokio konkurencijos, kurios nebeturi dėl, nes norisi, aš jaučiu tą, o pavyzdžiui, tiesiog kilnojant ten metalą svorį, žinai, jėgos treniruotės darant, aš jau tą ilgai nejaučiau kažkokio, žinai, pasipriešinimo jokio kažkokio, o čia jau gaunas ant ištvermės, žinai, ir dar tą prabėgimą treniruojamės, viską ir toksai jau jaučiasi, kad... Socialaus sporto norisi. Kažkaip, aš pastebėjau irgi, man turbūt ta monotonija, vien buvimas su savim sporto salėje pastoviai, iš pradžių gal faina, bet galbūt aš dabar ir mažiau toj salėje būnu, ten į boksą kažkokią, į grupinės, gal rimtai čia to ir trūksta socialinio dalyko, žinai, kad tu tarp... Gal kažkai užtektų vanuoti su draugais pažais vakarį. Tai va, dėl to reikia turėti balansą gyvenime ir jeigu jūs kilnoja tos geležis, tai susiraskit kokį nors turbūt sportą ir techninį ar kažkokį su žmonėm. Gal tada ir tas bodybuildingas iki gyvenimo galo neatsibos, žinai. Čia jaučiu, žinai, čia kaip su maistu. Valgyk tą patį patiekalą, pastoviai ir tiesiog jisai pasidarys nebeskanus. Tai aš manau ir čia tas pas. Lygiai taip pat manau tie, kas... Neskanu? Ne, tai baigta, aš taip bištienas pats kepčiausi krūtinėlę, tai čia... O, Jėzus. Bet aš prieš porą savaičių pabandžiau filė pavoliot kiaušinį ir džiūvėsėlėse, o Dieve, kaip buvo skanu. Tai taip, variantas, jo. Tai taip, ne, tai jo, bet kažkaip man, jeigu taip žiūrėti, tai man geriau kokį steiką suvalgyti. Nesu steiko. Nemėgti ir vėl. Man patinka labiau jautienos faršas. Ai, geras. Nes jį galiu panaudoti į burgerį. Ai, supratau, viskas aišku. O nemėgsti makaronų su faršu? Nesidarysis... Blemba, žinok, pastaruoju metu man jau tas makaronai su faršu man taip kažkaip sunkiai eina, po to man skrandis atrodo... Sustoja. Nedraugauja su manim. Aš pavalgęs šito aš ir miegot, po to noriu. Šiaip, žinai, kaip nesuksi, makaronai yra bulka. Tai. Realiai. Ir suvalgyti 100 gramų ryžių. Man ryžiai dabar skaniau. Jo, bet
100 gramų ryžių suvalgyti yra žymiai sunkiau negu 100 gramų makaronų. Pabandyk išvirti 100 gramų makaronų. Šiandien atrodys, kad čia, kam čia pas mus vaikų nėra namie. Žinai, 100 gramų makaronų yra nieko. Tai, o jeigu dar su sūriu? Nu tai va, jeigu dar su sūriu, tai dėl to aš manau, kad prisidedam tų makaronų, žinai, ir apsunkstam. Tai suvalgyk tų 300 gramų kokių ryžių ir manau irgi, žinai, to krakmolo gautum tiek, kad nebesinorėtų nieko. Nu tai va. Tai žiūrėk, dar norėčiau su tavim pakalbėti, jeigu dabar kalbėjom apie solo ir komandinį kažkokį tai sportą, o ką tu manai apie kardio ir jėgos treniruotės? Tu, vat, pavyzdžiui, vieni labiau kardio užsiminė, kiti labiau jėga, bet, nu, tiesiog klausimas yra, kardio vasai jėgos treniruotės. Palyginkite. Vat, ką tu norėtum čia kokius punktus šitą momentą sudėlioti? Čia gal aš labiau papasakosiu, kaip aš pats, kadangi aš linkęs visą gyvenimą kompitinti su visais ir kuo greičiau viską padaryti ir man tai nuėjo dar ir į gyvenimą, tai mano jėgos treniruotės buvo tokios, kad aš tas jėgos treniruotės ant tiek greitai darydavau, kad man tai būdavo kaip ir kardio, ir jėgos treniruotė, nes aš sudedu 3-4 jėgos pratimus, visus iškart pravarau ir tada einu prie kitų ir jau ir tas buvo pabodę, žinai. Ir pavyzdžiui, darai nugarą, pasidarai vertikalę trauką, prisidedi čia, tada virvės trauką, tada iškart nusileidi žemyn, pasidarai mostą, žinai, jau 3 pratimai, dar kokį pritupimą, žinai. Ir tai varai ir aš visas varvėdavau prakaitų. Tai va, aš taip irgi sportuoju. Ir aš, nu aš negaliu, žinai, kaip būna ateina jaunimas, pasidaro ten trauką ir sėdi telefonė 2-3 minutės, negaliu tai. Man neįmanoma. Pastebėjai, salėje mažai kas suprakaitavęs iš vis būna. Taip, o aš visada šlapiau. 15 minučių nepraeina, aš jau šlapęs kiaurai būna. Bet jeigu taip jau, kad kardija, tai reiktų gal taip padaryti, žmogui yra rekomenduojama vis tiek apie 150 minučių per savaitę širdies ir kraujagyslių sistemos treniruotėm, pavyzdžiui, ištvermės. Gal ir tas pats kardijas sueitų greitas ėjimas ir panašiai. Bet visą tai, aišku, yra fainiau daryti lauke. Jeigu dabar jau vis tiek geri orai, jau pavasaris, tai geriau eiti toliau nuo tų bėgtakių ir eiti, pavyzdžiui, parke pasivaikščioti ir rinkti tuos žingsnius, ar šunį, jeigu turi pavedžioti, ar su šeima tiesiog kur nors ir panašiai. Bet jeigu man rinktis kardio arba tik tais jėgos, man rodas, aš tiesiog vėl sujungčiau du į vieną. Man nebūtų tokio, kad arba tas, bet dabar pas mane šiaip labai įdomus etapas, kaip sakau, pirmadienį Ale Hyroxą sportuojam pas mūsų trenerę grupinių, tada antradieniais aš pasidarau bėgimą, trečiadienį arba poilsis, arba treniruotė pas kineziterapeutą, ketvirtadienį vėl bėgimas, o penktadienį jau tiesiog neturiu ką veikti salėje, tai belenką padarau, jeigu netingiu. Kiekvieną dieną aktyvumas. Jo, savaitgalį į salę aš neįsiu. Ne, nu tai savaitgalį. Nes čia kai darbas tau čia. Jo, aš irgi, vat man savaitgalis jau irgi nebegaliu nueiti, žinok. Nu tai va, o pavyzdžiui, tau kaip tas kardio variantas arba jėgos treniruotė. Tai dabar, žiūrėk, yra toks momentas, apie kurį aš labai dažnai, kai kalba apie kardio, negirdžiu, kad kažkas išgrynintų. Kas yra kardio? Jo. Tai kardio, jeigu tai pasižiūrėt, tai yra antroj zonoj darbas. Tai nėra aukšto intensyvumo. Taip, tai nėra ištvermės. Tai kardio ir ištvermė irgi reiktų atskirti, mano nuomonė. Tai dabar šiaip tas ar tas, nu tai visą gyvenimą jėgoj buvau ir dabar pereidinėjau tą ištvermės, atrodo. Ištvermės ir į kardio ir nepalieku tos jėgos. Kodėl? Todėl, kad supratau, kad čia yra, negali būti ar žodžio tarp jų. Nu, tipo, tas ar tas. Jie turi būti. Ir kardio, ir jėgos. Ir dėl to, ir aš manau, kadangi tiek tu, tiek aš esam šitam dalykė labai senai nuo vaikystės, tu jau natūraliai pats supranti,
sporto salėje, kad padaręs jėgos pratimą, tu galėjai kitą daryti iškart, kol viena dalis ilsis. Taip. Tai va, tai tiesiog tau natūraliai jau norisi iš tus du dalykus suderinti ir tu tiesiog apjungi, žinai. Tai aš lygiai panašiai sportuoju, kai sportuoju sporto salėje, bet šiaip realiai tai, vienas dalykas yra valandą laiko bėgti 130-140 pulsas antroji pulsų zonai ir bėgti ten, sakykime, nežinau, maratone varžybose 4 zonoje ten 107 pulsas. Tai kur kardio? Ten ar ten? Tai skiriasi biški, žinai. Tai vat kardio pagal viską turėtų būti tas prie žemesnio pulso, kur tu mokini savo širdį ir kraujagyslių sistemą dirbti monotoninį darbą ir nenaudoti glikogeną. Tai va, tai čia, man atrodo, ir yra kardio. Tai šiaip realiai, aš sakau, aš laiką duodu tokį palyginimą, esu turbūt ne vieną kartą podcast'e sakęs ir tau sakęs, kad maratonininkas turi kilnot svorius ir bodybuilderis turi bėgioti, žodžiu. Čia toks alegorija tokia, bet tas, kas kilnoja svorius, turi ir padirbėti ir su kardio, ir tas, kas dirba tik su kardio, turi padirbėti ir su svoriais. Tai dabar reiktų gal tik tais tada atskirti, vat, pavyzdžiui, jeigu žmogus padaro pritupimų, jam pakyla, čia yra jėgos pratimas, tarkime, aš padariau 10 pritupimų, jam pakyla širdies pulsas iki 107 ir žmogus atėjo į Hyrox treniruoti ir jam pakyla iki 107 pulsas. Kom skiriasi? Skiriasi tik tom, kad jėgos atletas 107 pulse pabus ten 10 sekundžių maksimum. 15 Hyrox'e tu visą treniruotę būsi. Tai yra vienas dalykas jėga ir jėgos ištvermė. Yra labai daug skirtingų formų jėgos parametrų, va, tai mes kaip tik ir užpraeitą savaitgalį kalbėjom, ten jėga, jėgos ištvermė, jėgos greitis, ten greičio ištvermė, aš dar ten visko ten yra tiek daug momentų. Bet esmė tave, kad tu turi suprasti, žinai, ir mano nuomonė, kuo tu daugiau kelsi, kuo tu daugiau ištvermės tame su didesniu svoriu būsi, tuo tu kietesnis ir būsi. Tai va, kai to būdų derini, nenorėkit būti tik stiprus ar tik ištvermingi, būkit stiprus ir ištvermingi. Taip. Maksimaliai būdų parametrus kelkit. Ir tada tikrai pasidaro sunku, nes tu supranti, kad, vakar čia mirties trauką dariau, tupinėjau, o šiandien reikia prasibėgti. Ir aš vos galiu atsikelti iš lovos. Kaip man suderinti, žinai. Tai va, tada ir prasideda. Pradedi galvoti, kaip čia geriau apšilinėti, kaip čia geriau atsistatyti. Atsiranda toksai sąmoningas, profesionalesnis sportas. Dar miega, kad neaukoti. Oi, miegas, tai žinok. Va iškart pavyzdys. Va, dukrytė vakar blogai pasijautė, ne? Taip, nepasveiko dar šiandien, bet vaikas, kuris vakare buvo, užmygęs 6:30 ir ką atsikėlė šiandien 8, tai tik 13 valandų beveik išmiegojo. Veidas skaistus, šviečia, nuotaika. Šitą prasme, miegas tai čia kosminis dalykas, aš pats ant savęs žinau. Aš irgi miegą dabar prioritizuoju. Netyčia leisk savo prabanga kažkokia pamiegoti, man 2-3 valandas ekstra daugiau seni. Geriausias pre-workoutas, ta prasme, Brightas taip nepadeda. Man tai, žinok, aš kai dabar pratęs visada keltis 5 ryto darbo dienom į darbą, tai vakar ir šiandien aš atsikėliau 6:20 ir aš jau jaučiuosi permiegojęs. Kažkaip, aš jau nebegaliu užmigti ir toksai, bet man savaitgalį pamiegoti iki 6-7 jau čia yra smagu. Seniai mes gyvenam, karočią, 2 skirtingose laiko zonose. Realiai, aš dabar ateinančią savaitę turėsiu 7 ryto treniruotės su kolegom. Pirmą kartą. Tai, 7 ryto, po ilgą laiko. Tai, blemba. Ir mano darbo vieta prie pat namų. Blemba, nežinau. Kažkaip reiks 2 puodelius kavos išgerti. Ne, tai atsikelk 6 kavos ir, iki salės tau net važiuoti nereikia. O gal likt pirmadienį salėje, ten permiegoti ir iš karto akis pramerkus eiti juos treniruoti. Nes, blemba. Aš šiaip, užbaigiant tą temą dėl jėgos, tai jau nuo naujų metų aš realiai nei vienos jėgos treniruotės turbūt ir nedariau. Bet dabar jau jaučiu ant savo kūno, kad man po biškį vėl to reikia. Jo, aš tą patį norėjau pasakyti. Aš jau jaučiu, man netinka tik ištvermė, kurią aš 3 mėnesius variau. Man jau reikia to kažkokio
metalo pakilnojimo Reikia ir jau, derint. jau Ištvermė. šią savaitę planuoju apie tai pagalvoti ir padaryti. Tai vat net ir treneriukai bijo to užsirūkštinimo skausmo po treniruočio. Aš tai vat, pavyzdžiui, dabar irgi kuris laikas nekilnojau geležių ir bijau net pagalvoti. Nes sportininkus Bus smegenys jo išsitaškysiu ir vėl 2-3 dienas ant tualeto neatsisėsi normaliai. Aš gal pradėsiu nuo nugaros. Rankus nesilenksi. Aš pradėsiu nuo nugaros ir baigsiu kojom. Turbūt tai. Tada ant kito podcast'o, žinok, net atvažiuoti nesugebėsim, nes kojas skaudės. Nu, turbūt jo, blemba. Aš sakau, šitą labiausiai bijau, tai turbūt jeigu žinočiau, kad man neskaudės, aš gal ir pasportuočiau, gal net ir šiandien, bet šiandien irgi pasidarysiu. Aš norėjau vakar ryte, bet po to aš su Eglė suskambinau, nes jinai buvo išvažiavus pas tėvus. Aš buvau likęs dėl podcast'o čia ir panašiai. Tai aš toks, mes pasitarėm, gal neįti savaitgalį, gal pailsėti, žinai. Vis tiek aš po to važiavau į sodą padirbėti su tėčiu, ten krūmus pakirpti, pagreblioti, nes jau palyginus šilta. Tai kažkaip pagalvojau, kad geriau pasitaupyti ir užsiimti tokiai dalykai. Užbaigiant podcastą, žinai, tokį dar pagalvojau tokį dalyką, kad kai atsitraukiau nuo bodybuildingo daugiau, nuo tų geležių kilnojimo, aš pradėjau vertinti aktyvumą bet kokį. Jo. Pavyzdžiui, prisnygo žoskai daug ir man reikia nusikasti, ne? Ir aš 2 valandas kasu sniegą. Ir aš savo pasakau, aš neįsiu į salę, aš pasportavau. Taip. Realiai, tipo. Ir vat šitas man labai padėjo, nes anksčiau aš būčiau nekasęs sniego, nes reiktų į treniruotę eiti. Suprantate, tipo, pas mane buvo, nu, kaip už čia atsistatymai sutrukdysiu, arba aš tau irgi pasakau šitą dalyką, va, tipo, nugarą ten darai, arba planuoji daryti nugarą, nuvažiuoji prie žiriuko su draugais, ten šašličioko pavalgyti, ir tai neaišku, jeigu tu ten labai disciplinuotas, ar tu valgysi šašlyką, ne iš savo dėžutės ten kažkas, ir žodžiu skersinis, tipo, ir draugelis koks nors, davai piramidę padarom, o tu toks, ir toj nugarą nenori. Žinai, nu, tipo, tau pradeda gyvenime, taip, bet socialiai. Ir svarbiausia, kad čia jau yra per daug. Va, jo. Negalima, kad ribotų tavo gyvenimo pramogų ir vasarai, kad atsisakyt kokio šašlyko, tos pačios mėsos, kurį kepta ant ugnies, nu ne. Jo, turi būti balansas, nu nebent, sakau, tu yra aiškus tinklas. Nebent tu varžybom. Jo, ten ruošiesi grinai varžybom, fanatizmas, visa kita, bet, nu, tipo, jeigu jūs nesirašėt varžybom. O tik gražiai pležė atrodė, tai šašlyko negalima. Tai išmokyt gražiai atrodyti balansą. Jo. Nu ir viskas. Nu, suvalgyk šiandien šašlyką, padaryk ant turniko rytoj ir viskas. Susidok, tu stovi su presiuku ir valgai šašlyką. Jo. Kaip tas vaizdas atrodo, ne? Ir dar nealkoholinio alaus. Ir dar po to benindžeris ant viršaus. Tai va, draugai, tai su ta gaidelė linksma pabaigsim šios dienos podcastą. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi kažką gal įdomaus išgirdo. Šiandien tokia lengva tema, nelabai kažkokia mokslė, norėjom pasidalinti tiesiog mintimis. Taip. Nuoskaudomis kažkokiamis. Žodžiu, tai va, tai stebėkit, labai džiaugiamės, iš tikrųjų mes 200 followerių beveik turim YouTube. Ir peržiūrų praeitas jau susirinko palyginus daug, tai mes irgi labai dėkingi už šitą. Jo, iš lėto augam po biškį, bet toks ir yra planas, patys suprantam, kad kalbam apie specifinius dalykus, nesam kažkokie tai ten finansų laida, ar ten, nežinau, super mamyčių klubas kažkoks. Tai, bus tėvelių klubas. Kada nors, tai laukiam. Žodžiu, tai va, tai draugai, kai visada paprašysim, parašykit komentaruose, jeigu norit kažką išgirsti, parašykit, kas netiko, kas patiko ir ką, ir tiek. Rolandai. Ir būtinai dar like, share, subscribe ir pasidalinkit su draugais. Pasidalinkit su draugais. Gal turi draugų, kuriems gal ne šita tema įdomi, bet įdomios galėtų būti temos kitos, nes vis tiek mūsų podcastas yra apie raumenis ir ne tik. Jo. Tai va. Taip, kad ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito kartą. Все. Заебись.